Labas rytas. Turim sekmadienį ir turim štai tokią lydeką. 1,5 kilogramo beveik. Ir šiandien darysim žuvienę kazanę. Kągi, pirmiausia išvalysim lydeką ir po to ruošim visus ingredientus į žuvienę. Lydeka bei visi ingredientai, daržovės ir visokie prieskoniai, viskas yra iš namų. Jokio pirktinio daikto. Žuvis pagauta savam prūde, daržovės užaugintas darže. Kągi, žuvytė išvalyta, parnešėm į kambarį, nes laukia karšta, labai puola musės, tai teko dabaigt valyti kambarį. Žodžiu, išplaunam, išvalom, supjausim gabaliukais. Galvą taip pat irgi virsim. Ir bus skani žuvienė. Tęsim toliau darbus. Na ką, žuvytė išvalyta, daržovė priruošta, kazanas paruoštas iš pavakar, išvalytas, išplautas, išteptas aliejum. Čia turim pakrovę malkyčių, kągi kuriam ir darysim žuvienę. Dava užkaitėm, beveik verda. Turim žuvytę, prieskonių, pirmiausia dėsim prieskonius ir žuvies gabaliukus, virsim apie 40 minučių ir paskui toliau dėsim viską. Galim sudėti. Taip, turim 4 rūšių pipirų. Paprastų turim. Aštrios nedarysim, nes šiaip mėgstu aštrį, bet pipirų vis tiek neatsisakysim. Lauro lapai. Kazanas yra 10 litrų. Supylėm dabar 5 litrus vandens. Taip, biškį raudonos paprikos. Sunku filmuoti su viena ranka ir daryti. Ir dabar dėsim žuvytę. Turim lydeką. Turim ir galvą, būtinai žuvienį galvas reikia irgi dėti. Išvalyta, žiaunas išimtas. O, gražuolė. Ir po to jau sudėsim likusią žuvį. Na, 4 gabaliukai, kol kas užteks. Ir taip dabar virsim 40 minučių.